Mano sūnus šiandien man davė pasiimti darbą, kad paskui po darželio atnešiau jam. Jeigu nori tapti vyru, turėk vaiką arba vaikų. Nes vaikas tave išmokys maksimalios kantrybės ir tikro džiaugsmo suteiks. Aš šito nesupratau, šito neįmanoma pakartoti. Ir šito jokie influenceriai ir jokios durnės, kurių pavardė va taip ir būna durnė, kuri vedžiojo šuniuką, tau nepaaiškins. Šitą galiu aš paaiškinti. Aš tavo gyvenimo įgūdžių mokytojas. Mano sūnus šiais metais eis į mokyklą ir šitie 6 metai buvo patys laimingiausi mano gyvenime. Ir patys sunkiausi. Ir konfliktai su žmona, ir pareikalauja vaikas būtent tų sprendimų, kurių reikia. Bet tai yra gyvenimo tikslas. Gyvenimo, kurį kiekvienas iš mūsų galim susigadinti. Aš irgi pirmą rytės plauką iššokau iš tą traukinį. Vedžiau 36, jau aišku buvo blaivas jau seniai, visiškai. Bet visą tai priimu kaip didžiausią Dievo dovaną. Ir kiekvienas mūsų pasirinkimas gali sugriauti šitą galimybę. Ir šį kartą kalbėsiu apie steroidus. Ką tik pasižiūrėjau savo ankstesnį video, kurį dariau prieš žiemą, apie Gintarą Šaulį natūraliai. Aš sakau, aš nieko asmeniškai, man jis patinka. Viskas su juo gerai. Jisai yra vyras, kokiu mums reikia. Bet tas pasirinkimas, kurį jis daro, yra visiškai nereikalingas. Aš jau matau, kaip plaukučiai slenka priekyje. Jūs pasižiūrėkit. Tai yra absurdas. Tai vos kalba. Kodėl taip jis kalba? Todėl, kad širdis jau šiknoja. Jis neturi jokio gyvenimo džiaugsmo. Tai yra visiškas absurdas. Nes tu esi priklausomas. Tu esi priklausomas nuo to steroido, kuris tau kala į smegenis ir tada kilnoji, pavargęs visas ir sėdi su savo vitaminais. Beje, kalbant apie vitaminus, jokių būdų negerkit jokių vitaminų ir papildų. Draugas kinietis, pašlavęs nuo savo žemės eksperimentos, neaišku, ką ten įdėjo. Vitaminai dažniausiai būna pagaminti Kinijoje, o supakuoti čia. Čia žinau, vienas pažįstamas draugas Lenkas. Ne draugas, bet pažįstamas. Va jo darbas. Paima, ryte nueina, jungia dozatorių, papilsto tos miltelius. Nu ir paskui išeina ir gauna štukytę ar ką ten. Nesmė, aš girdėjau. Tai iš kur tie milteliai? Savaime aišku, kad iš visokių Kinijų, Indijų. Čia yra absurdas, va. Staptipiorai, jau girdėjau, kad vitozeną nuėmė. Kodėl? Todėl, kad čia yra kenksmingi preparatai. Gali sveikatą susigadinti. Joks vitaminas tau nepadės. Reikia normaliai mėsgalį suvalgyti ir tikrą žuvis ryt, kaip meškai. Ir su visom daržovėm įmanoma, kokias tik gali. Tada gali kažką pasiekti. O čia žuvų taukus. Žuvų taukai buvo išrasti, kai karo metu žmonės visiškai neturėjo jokių žuvų. Vien ką tenais medžių drožlės rijo. O tada reikia tau žuvų, kai tu visiškai neturi jokio visiškai riebalo. Savaime aišku, mano motinas pasakojo, kad pokarį tai buvo. Ten aš atsimenu, anksčiau būdavo, o dabar šiais laikais, kai tu ant akcijos gali už pusę kainos lašišas nusipirkti 400 gramų, pamiršaudavo kainą, bet čia jokių problemų nėra. Čia absurdas. Dabar dėl tos linijos. Visi šitie stuburas išlinkęs, nachrin. Aš sakau, aš nenorėjau to video dėti, po to, kai mane tobulesnis užparino dėl Lukaus Magurausko. Tenais, kai pamačiau savo mordą, man taip, žinot, priepaliai, man nemalonu save matyti. Bet realiai aš pasakiau tiesą, per žiauriai, per aštriai. Bet čia yra realus gyvenimas, čia yra vienas šansas. Aš jums sakau, čia yra vienas šansas. Ir paskui tu gali nugalimėti į pragarą. O kas yra pragaras? Pragaras tai yra jau žemėje prasideda. Į pragaras yra, kai tu vedžioji šuniuką ir renki jo kokučius. Čia yra pragaras. Aš neįsivaizduoju, jūs tie vyrai, kurie vedžiojat šuniuką,
tai žinokit, jūs esat šunys. Jum va, tavo moteris padovanojo to šuniuką, nes tu tiek vertas esi. Jinai taip apie tą galvoja. Jinai laukia tikro vyro, kuris ateis ir ją vaisins. Čia yra absurdas. Čia galvojat valdžia nori vaikų. Jie nori vartotojų greičiau, sumokėkit pinigus, va, karui dar duokit visokiem, o jie savo apsirūpinę. Jie turi savo vaikus, jiem nereikia jūsų vaikų. Nieko jiem nereikia. Jiem nachrinį paim savo, jie yra gobšus, be galo gobšus, žinot, ten jie negali sustoti. Ir taip ir gaunasi, jie nenori jūsų vaikų. Mūsų vaikų nenori. Jie viską padarys, jie pasirašys visokias satanistinės sutartis, visokias ekologinės sutartis. Va, Vilnius nori už 100 milijonų autobusų nusipirkti, elektrinių, kur gali sudegti kiekvienu momentu. Ir ką, visą autobusą gali sudeginti. Su žmonėm, gyvai. Čia taip dažnai būna. Nu, autobusai gal ne tiek, kiek automobilio, bet jie dega. Ir aš sakau, jie nori, kad jūs vartomėte steroidus. Visų, negaliu. Taip ir būna. Uždraustas vaisių saldesnis. Todėl visur influenceriai visi ant steroidų. Bobas ant steroidų, vyrai ant steroidų. Ir šitie va, ne tik kultūristai, ir šitie va, galiūnais. Aš sakau, papimpiu gėjų šou. Nepykit, bet taip yra. Čia nėra realus gyvenimas. Kam to šitie svoriai? Kas iš to? Kai tu nepabėgsi, tu 100 metrų nenubėgsi, uždusi, apsišiksi. Kas iš to? Aš nesuprantu. Aš va, paleis mane aš iš karto. Aš galiu iš karto būsiu kitoj vietoj. Ir nieko, net prakaitas neišmuš. O tu visiškai apsišiksi. Paskui savo vaiką 2 metų nepabėgsi. Čia yra ne juokas. Širdis jibošina tenais nachrin. Visi kanalai, viskas bus užkimšta. Kalkės eis, pirdolins, va, žiūrėbiškai Alex Eubank, kažkoks amerikonas. Tai irgi visą laiką, o čia natural. Nei natūralus, nei ką, niekada nebuvo ant steroidų, dabar visas apsišykęs. Žiūri savo papus ir vis į veidrodį žiūri, aš galvoju, va čia prasideda fragras, kad tu vis žiūri, kaip atrodai. Aš jokių problemų dėl savo išvaizdos niekada neturėjau. Absoliučiai, todėl, kad aš nevartoju. Man jokių problemų nėra. Aš visą laiką, aš galiu kiek noriu valgyti. Aišku, aš ir daug sudeginsiu, nors aš nevažinėjau po 5 valandas. Man valandos užtenka ir tai ne kiekvieną dieną. Ir čia yra realus gyvenimas, kai tu jauti tą tikslą. Ir aš sakau, aš dėl to savo darbą dar labiau myliu, kai tu matai tą tikslą. Pinigų nereikia daug, bet jų reikia labai prasmingai. Va, kad ten vaikui nupirktum dovaną ir viską, ką reikia. Bet ne tai, kad, aš kalsiu milijoną. Kam tavo vaikų milijonai? Ir atitinkamai visų pirmiausia, tu turėk tą vaiką. Jį, sakau, rizikuoji labai Šauly ir visi kiti. Ir tie vaikai, kurie žiūrit, atsiminkit, nieko nėra baisiau, jeigu tu negali turėti vaikų ir paskui šunį vedžioji. Niekas tavęs tikrųjų vyrų nelaikys. Ir tu pats savo. Aš sakau, aš visą laiką, ant paskutinio pakelimo, aš prisimenu savo sūnų kažkodėl. Ir visą laiką šitas mane išgelbsti. Ir gyvenimas yra prasmingas, ir jis yra laimingas. Aš tikrai, kai sako žmonės, čia nelaimingas, čia man nerimas. Aš visą laiką fucking laimingas. Jo, yra į tam tikros įtampos, ar ten darbo nėra, dar kažką. Bet daugiau pasportuoju, viskas normaliai. Bet čia yra tikra laimė, kai aš matau, kad mano sūnus už mane žymiai gražesnis, žymiai stipresnis jau dabar santykinai. Ką jūs galvojat? Užsigabina savo nieko. Tai yra grožis, tai yra visiškas malonumas. Aš jums sakau, būkite atsargus su steroidais, nes steroidai nėra nemokamai. Aš jums sakau, kaip ir žolė, kaip ir visi narkotikai, tai yra viskas tie patys narkotikai.